Šiandien matysite. Panevėžyje prasideda žemės mėnesio renginiai. Panevėžio rajone brangsta pirčių paslaugos. Vaivaduose atsiras nauja Upelio gatvė. Švęsim kartu Žemės dieną. Kovo 20 dieną visame pasaulyje minima Tarptautinė Žemės diena. Panevėžys šią tradiciją puoselėja jau daugiau nei 30 mečius. Miestas kviečia gyventojus aktyviai dalyvauti Žemės mėnesio renginiuose, kurie vyks nuo kovo 20 iki balandžio 20 dienos. Šis laikotarpis skirtas atkreipti dėmesį į klimato kaitą, ekologiją, tvarų vartojimą ir kiekvieno iš mūsų atsakomybę už planetos ateitį. Šiandien mes pirmąją dieną švenčiame Žemės dienos. Tradiciškai, kaip ir visą laiką, kaip ir kiekvienais metais, kovo 20-ąją švenčiam pasaulinę Žemės dieną. Ir kaip ir kiekvienais metais kviečiame miesto bendruomenę ir vaikus ir suaugusius pagalvoti apie tai, ką mes darome šitą žemę ir ką žemė mums duoda. Panevėžyje Žemės mėnesio metu vyks įvairūs edukaciniai užsiėmimai, kūrybinės dirbtuvės, konkursai, viktorinos ugdymosi įstaigose. Laisvės aikštėje pastatyta speciali Žemės mėnesiui skirta floristės Jurgitos Eimontaitės sukurta meninė floristinė kompozicija "Mylime pavasarį ir žemę". Panevėžio gamtos mokykloje vyko minėjimas "Amžina atsakomybė už visa kas gyva", kuriame buvo pabrėžiama žmogaus atsakomybė už gamtos išsaugojimą. Renginio metu apdovanoti Mažosios gamtos olimpiados Pelėdžiukas 2025 laureatai ir inkilų gaminimo akcijos Padovanok namus sparnuočiui dalyviai. Aš manau, kad kasmet vis daugiau ir jaunų žmonių, ir suaugusių žmonių vis labiau suvokia svarbą, tvarumo, žemės išsaugojimo svarbą ir vis daugiau atsigręžia į tvarumą savo kasdienybėje, savo darbais, savo gyvenimo stiliumi ir visu kuo. Iki balandžio 1 dienos gamtos mokyklos teritorijoje veiks inkilų paroda. Balandžio 2 dieną nuo 15 valandos vyks inkilų dalinimo akcija, kurioje kviečiama dalyvauti visa miesto bendruomenė. Mes kiekvienais metais ir kiekvieną mėnesį turime daugybę užsiėmimų, daugybę mokymų, daugybę parodymų ir pritraukimų vaikų prie gamtos. Jeigu jūs matote, ar ne, mes gyvename taip arti gamtos ir tokiame grožyje, tai ir norime pakviesti žmonės ją matyti ir kad jie labiau būtų atsakingi ir labiau ją saugotų. Nuo kovo 21 dienos 21 valandos iki kovo 24 dienos 7 valandos ryto bus išjungtas Panevėžio miesto savivaldybės pastato apšvietimas, tai prisidedant prie aplinkos tausojimo. Gyventojai taip pat kviečiami dalyvauti šioje akcijoje ir bent valandai namuose išjungti nereikalingą apšvietimą bei elektros prietaisus. Panevėžio rajono savivaldybės taryba kovo 27 dienos posėdyje priims sprendimą pakeisti 2023 m. rugpjūčio 29 dienos sprendimą ir pakelti pirčių paslaugų kainas. Suaugusiems apsilankymas pirtyje kainuos 6 eurus, o pensininkams, asmenims su negale ir vaikams iki 16 metų 5 eurus. Šis sprendimas pritarus tarybos politikams įsigalios nuo gegužės 1 dienos. Pagal Velžio komunalinio ūkio pateiktus duomenis vidutinė visų pirčių paslaugų savikaina 2024 metais 14 eurų 30 centų. Anot Panevėžio rajono savivaldybės ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėjos Aldonos Čegytės, nustačius naujas pirčių paslaugų kainas siekiama iš rajono savivaldybės biudžeto sumažinti Velžio komunaliniam ūkiui išmokamas kompensacijas. Išmokama suma sumažėtų apie 12–13 tūkstančių eurų. Panevėžio rajono gyventojai turi galimybę naudotis net 10 pirčių teikiamomis paslaugomis. Pirtys veikia Ramygaloje, Smilgiuose, Krekenavoje, Vadokliuose, Raguvoje, Naujamiestyje bei Dembavos, Velžio, Upytės ir Ėriškių gyvenvietėse. Kiekvienais metais nuo 2018 Lietuvos advokatūra kartu su rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija Spinter tyrimai atlieka visuomenės nuomonės apklausas, siekiant išsiaiškinti, kokia yra gyventojų nuomonė dėl žmogaus teisių gynimo Lietuvoje ir kaip gyventojai vertina teisėsaugos institucijų veiklą.
Šiais metais apklausoje pirmą kartą visuomenės teirautasi, kiek jų nuomonė Lietuva yra laikoma teisinė valstybė, vertinant 10-balėje sistemoje. Gyventojai skyrė 6,29 balus, tačiau dar prasčiau įvertino teisės į teisingą teismą užtikrinimą asmenims Lietuvoje. Pastaroji teisė gyventojų buvo įvertinta 6,14 balų. Paaiškėjo, kad 49% apklaustųjų mano, kad Lietuvoje lygybė prieš įstatymą nėra užtikrinama. Šis rodiklis per metus pakilo beveik 10%, o tai rodo didėjantį visuomenės nepasitikėjimą Lietuvos teisinė sistema. 73% apklaustųjų mano, kad Lietuvoje nėra tinkamai nustatyta politikų atsakomybė už jų neteisėtus veiksmus. 8 metus iš eilės gyventojų teiraujamasi nuomonės dėl žmogaus teisių užtikrinimo Lietuvoje. Pastarasis rodiklis kelis metus augęs šiemet buvo žemesnis, palyginus su praėjusiais metais. Jei 2024-aisiais pastarajam teiginiui, kad žmogaus teisės yra užtikrinamos Lietuvoje, pritarė 74%, tai šiemet jam pritarė 68% apklaustųjų. 36% respondentų mano, kad labiausiai pažeidžiama žmogaus teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą, antroje vietoje teisė į teisingą teismą, o trečioje vietoje teisė į žodžio laisvę. Vadovaujantis Lietuvos vietos savivaldos ir nekilnojamojo turto mokesčio įstatymais, Velžio komunalinis ūkis pateikė Panevėžio rajono tarybai prašymą, kuriame rašoma, kad Velžio komunalinį ūkį būtina atleisti nuo 2024 metų nekilnojamojo turto mokesčio 70 010 eurų. Prašyme nurodoma, kad įstaiga nuolat įgyvendina priemonės skirtas pagerinti komunalinių paslaugų teikimą ir sumažinti veiklos sąnaudas. Tačiau dėl objektyvių sąnaudų, kuro, elektros energijos kainų, medžiagų ir paslaugų kainų, minimaliosios algos padidėjimo įstaigos veikla nuostolinga. Anot Panevėžio rajono savivaldybės ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėjos Aldonos Čegytės, Velžio komunalinis ūkis ne pirmą kartą atleidžiamas nuo nekilnojamojo turto mokesčio. Velžio komunalinio ūkio nekilnojamasis turtas yra Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje, todėl visas mokestis 70 010 eurų įskaitomas į savivaldybės biudžetą. Savivaldybės taryba turi teisę teikti mokesčių lengvatas savivaldybės biudžeto sąskaitą, sumažinti mokesčius arba visai nuo jų atleisti. Panevėžio rajono savivaldybės tarybai priėmus sprendimą, savivaldybės biudžetas negautų 70 010 eurų pajamų. Kovo 27 dienos posėdyje Panevėžio rajono savivaldybės taryba ruošėsi Panevėžio seniūnijos Vaivadų kaimo gatvei suteikti pavadinimą. Priėmus sprendimą, projektuojama gatvė Vaivaduose vadinsis Upelio gatve. Anot Panevėžio rajono savivaldybės architektūros skyriaus vyriausiosios specialistės Ritos Rapkevičienės, gatvei suteiktą pavadinimą tvirtina savivaldybės taryba. Registrų centras įregistruoja gatvės pavadinimą adresų registre ir suteikia kodą. Įteisinus Vaivadų kaimo gatvės pavadinimą Upelio, adresai bus suteikti suplanuotiems sklypams, naujai statomiems pastatams. Prie būsimos Upelio gatvės suplanuota apie 10 namų valdų. Jau rytoj, penktadienį, kovo 21 dieną, jūsų laukia naujas vienintelio Panevėžio rajono laikraščio Tėvynė numeris. Kaip ir kiekvieną savaitę, skaitytojai Tėvynėje ras aktualių straipsnių, nuotaikingų istorijų, laisvalaikio skaitinių ir kitos naudingos informacijos. Panevėžio Pragiedrulių kūrybiškumo centre atidaryta astrofotografo Aido Vodeikio paroda Ko nemato akys. Pažinti su Aidu Samantos Ilonytės straipsnyje. Metų kultūros darbuotojo vardas bus suteiktas Ėriškių kultūros centro padalinio tradicinių amatų centro edukatoriai Irenai Onai Vilieniai. Šiais metais lietuviškų obuolių augintojai džiaugiasi sėkminga šių vaisių realizacija, kurią iš dalies lėmė mažas derlius kaimyninėje Lenkijoje. Panevėžio rajono savivaldybės taryba ruošėsi kovo 27 dienos posėdyje Panevėžio seniūnijos Vaivadų kaimo gatvei suteikti pavadinimą. Ketinama plėsti Žaliosios girios saugomų teritorijų Panevėžio ir Pasvalio rajonuose ribas. Taip norima kompensuoti dėl įsteigto karinio poligono Rūdininkų girioje suprastėjusią saugomų rūšių ir buveinių apsaugą.
Panevėžio rajono savivaldybės taryba kovo 27 dienos posėdėje priims sprendimą pakeisti 2023 m. rugpjūčio 29 dienos sprendimą ir pakelti pirčių paslaugų kainas. Kaip ir įprasta tėvynėje įvairūs patarimai, TV programa visai savaitei, kryžiažodis ir dar daugiau aktualijų, straipsnių bei naujienų iš Panevėžio rajono. Siūloma švelninti bausmes už psichoaktyvių medžiagų turėjimą tiems žmonėms, kurie sutiktų gydytis priklausomybę. Paklauskime panevėžiečių, ką jie mano apie tai. Manot, ar būtų teisinga sušvelninti bausmes žmonėms, kurie turi psichoaktyvių medžiagų, narkotikų, jeigu jie sutiktų gydytis priklausomybę? Taip. Kodėl tu manai? Todėl, kad savaime, jeigu jie sutiko, tai reikia biškį švelninti tada. Gali reikėtų sušvelninti, vis dėlto gali paklyda žmogus. Nemanau, kad reikėtų, gal jie vis tiek tą patį darys. Nemanau, tos griežtos irgi taisyklės nelabai ką nulėmė. Manau, kad turėtų. Kodėl? Kad žinotum visą žalą, kad žinotum padarinius, kad suprastum, kokiu galėtų būti rezultatų. Švelninti bausmes, sakėt? Už turėjimą psichoaktyvių medžiagų. Aš nežinau tų bausmės, kokios ten bausmės, bet bausmės turi būti. Nes iš tikrųjų tai yra liga. Jeigu žmogus sutinka, kad jis yra ligonis, kad reikia gydytis, tai kodėl ne? Ar tie, kurie nori būti atleisti nuo bausmės, turėtų lankyti kursus apie psichoaktyvių medžiagų žalą? Kaip jūs manot? Jie savo noru norėtų, tai taip, bet priverstinai aš manau nieko nepadarysim. Todėl, kad jie sutiko, suprantat, savaime sutiko, jie nori gydytis. Todėl dar reikia. Kadangi gali žmogus kitas iki paprasčiausiai tu skaitai arba klausaisi ir tau kažkas ten atsitinka, kažkas susifiksuoja. Gali žmogus pasitaisys, negalima visai nurašyti. Turėtų. Kad įtikinti žmonės labiau, motyvuoti, informacijos daugiau turėtų. Mano karta tokių dalykų neturėjo. Spręskit problemą savo. Man tai svetima, nepriimtina. Penktadienio naktį kritulių nenumatoma, kai kur rūkas, vėjas pietvakarių vakarų 3–8 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos, vietomis iki 4 laipsnių šalčio. Rytoj dieną be kritulių, vėjas šiaurinių krypčių 5–10 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 9–14 laipsnių šilumos. Šeštadienį kritulių tikimybė maža, vėjas šiaurės rytų, naktį 5–10, dieną 8–13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos, dieną 9–14 laipsnių šilumos. Sekmadienį kritulių nenumatoma, vėjas rytų pietryčių 9–14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos, dieną 8–13 laipsnių šilumos.